geras toks klausimas. Jei nustatyta hipofizės adenoma, autoimuninis tiroiditas, hipotireozė, mėnesį gerite 25 mg tiroksiną, tyrimai kaip ir gerėja, bet savijauta prastėja. Nebevartoja glitimo, laktozės, kryžmėžėdžių, kurią programą rinktis. Čia galbūt turėjau pabrėžti, kad kai jūs vartojate L-tiroksiną, čia yra T4, tai yra neaktyvus hormonas. Ir jums reikia dar užtikrinti, kad jisai gerai aktyvuotųsi. Tam, kad aktyvuotųsi, mums reikia tam tikrų vitaminų ir mineralų, pavyzdžiui, geležies, seleno, vitamino A, vitamino D. Ir jeigu jų trūksta, tai tas L-tiroksino vartojimas gali būti neveiksmingas. Ir labai dažnai aš sutinku moteris, kurie sako, aš jau ten geriu 100 mg, svoris kaip auga, kaip energijos nebuvo, miegas sutrikęs, plaukai slenka. Tai yra būtent dėl to, kad tas L-tiroksinas nekonvertuojasi. Ir mums reikia padėti, tai konversijai. Plus yra dar kitų būdų. Nes koks tikslas yra, kai pas jūs yra tiroiditas, kurio metu pažeidimas jau buvo toks paženkęs, kad jau išsivystė hipotireozė, jūsų tikslas pakeisti to, ko neturi, tam, kad hipotireozės nebūtų. Hipotireozės neturi būti. Nes tai yra ne liga, čia yra simptomas, kuris išsivysto dėl kažkokių priežasčių. Kartais tai yra autoimuninis procesas, kartais tai yra trūkumai. Pavyzdžiui, jodo trūkumas, baltymo trūkumas, seleno trūkumas, kuris gali būti visiškai nesusijęs su autoimuniniu tiroiditu. Tai va, aš rekomenduoju pasirinkti priešpilnį. Aš manau, kad jūs ir tai, pagal tai, ką jūs rašote, kad jau žinote, kad gali būti glitimas problematiškas, kad reikia įtraukti ten detoksikuojančias augalas. Matosi, kad jūs jau tikrai nesate naujokė šioje temoje, tai pradėkite nuo priešpilnio.